Tai, tai aš taip trumpai gal tiesiog pasakysiu, kai mes pradėjom su ROIX bendradarbiavimą, tai mūsų ir mintis buvo ir vienas tokių iš tikslų, kurį įsikėlėm, kad ne tik tai tą prekinio ženklo populiarinimą pristatyti ir pristatyti patį ROIX, bet kad ir kažkiek galėtumėm prisidėti prie to finansinio raštingumo didinimo Lietuvoje ir apskritai kartais per futbolo prizmę, per mažojo prizmę, per kažkokius kitokius tokius įdomesnius kampus pakalbėti apie, kas yra finansai, kas yra investavimas, kas apskritai yra tas visas finansinis raštingumas, tuo pačiu paminint ir kas yra ROIX, kurie ir yra tos ryties didieji specialistai, turintys didelę patirtį, bet kartu yra ir mylintys futbolą, turintys savo patirties futbole, ten ar kažkada žaidžiant, kažkada lankant, dabar jau gal daugiau sergant, tai visa per tą tokią prizmę ir pakalbėsim ir tada vat, plačiau jau apie save, apie kompaniją turbūt papasakos jau Gintaras, kuris yra ROIX įmonės vadovas. Benas, kuris tuoj prisijungs, yra bendrai įkūrėjas, ar ne? O Agnė yra ROIX įmonės marketingo. Už marketingą atsakingas žmogus, marketingo vadovė. Tai tada aš jau ir perdodu žodį Gintarai jums ir pakalbėkit, kaip čia tas futbolas, kaip čia tas investavimas ir kaip čia, ką sužinot, ką išmokti ir apie ką visa tai yra. Sveiki visi, aš Gintaras, esu ROIX vadovas. Pirmą kartą labai gailiuosi, kad lietus nelyja, nepūga, kai toks geras oras, pagarba visiems, kurie prisijungė. Visiems Paris Saint-Germain sirgaliams linkėjimai iš visos širdies nuo Arsenalo fanų. Sveikinu su pelnyta pergalė, nes loterija yra irgi per penaltį sėkmės didžiulis veiksnys. Mūsų šio susitikimo tikslas yra pats svarbiausias kapitalas, yra dėmesys, kurį mes galim skirti vieni kitiem, tą laiką, kur galim skirti vieni kitam ir pasidalinti tą informaciją, kurią mes disponuojame. Ir kol pasijungs mūsų įmonės ideologas, viso verslo akceleratorius Benas, aš truputį papasakosiu, kas mus atvedė čia ir koks yra mūsų santykis su futbolu. Aš esu futbolo fanas nuo 3. klasės 1974 metų Vokietijos pasaulio futbolo čempionato, dar buvo 2 Vokietijos, stovėjo Berlyno siena ir tapau Olandų fanų, kurie 1-2 pralaimėjo vakarų Vokietijai. Rino Michelso vadovaujami Olandai žaidė totalinį futbolą, kur praktiškai kiekvienas žaidėjas kaip tinklinį galėjo keisti su kitu, žinoma, išskyrus vartininką. Superžvaigždės su Johanas Cruyffas, Neskensas Krola žaidė, paskui vėl už 4 metų Argentinoje vėl jie pralošė 1-2, tas totalinis futbolas. Cruyffas, kai vadovavo Barcelonai, išplito apskritai ir dabar Guardiola žaidžia tą totalinį futbolą. Tai taip sakys, su futbolu mes esam susiję iš esmės. Dar šiek tiek galėčiau pasakyti, kad su futbolu mane sieja, aš 27 metus dirbau Skandinaviškiam banke, lygiai tiek, kiek Aleksas Fergusonas vadovavo Manchester United. Ir dar galbūt įdomi tokia detalė, aš mokiausi Panevėžio sporto mokyklų internate su vienais garsiausių Lietuvos futbolininkų, kurie vėliau reprezentavo šalį ir net buvo dar tos buvusios Sovietų Sąjungos olimpiniais čempionais. Labai smagu, kad prisijungėt, kas prisijungėt. Sportas ir investavimas keli skirtingi pasauliai, bet nėra taip visai ir nutolę. Mums futbolas turbūt papasakojo, Gintaras Poderis yra mano tėtis. Vienas iš partnerių, founderių šito biznio yra Mantas Kiperis, kurį gal dauguma jūsų žinot. Tai irgi futbolistas iš
3, kaip čia mūsų, nežiūrint kitos komandos dalies, 2 futbolistai yra. Tai šiaip pagrindinė, gal ne pagrindinė investavimo taisyklė, bet kaip ir futbole yra numeris 1, tai nemušti įvarčių į savus vartus. Ir iš principo mes taip galim pajuokauti, bet portfelio valdymas daugumai investuotojų yra tokia, nežinau, galbūt netamsus miškas, bet tie, kurie pradeda investuoti, labai daliai žmonių galbūt yra sunku žengti patį pirmą žingsnį ir iš viso pradėti investuoti. Ir vienas iš gerų formatų tai pradėti daryti yra turbūt sutelktinio finansavimo platformos, nes jį leidžia nuo labai nedidelių sumų startuoti ir uždirbinėti fiksuotą grąžą. Nes, nežinau, šiaip, jei kažkokio yra būdo duoti ženklą per komentarą, per chatą, tai pasakykit, nes nežinom, kiek auditorija yra susijusi su investavimu ir kiek reikia biški pradmenų arba nepradmenų. Tai biški taip šiandien paplaukėsim tarp to, kas yra ROX, keletas minčių, nuo ko pradėti formuoti portfelį ir ką kreipti dėmesį sutelktinio finansavimo arba fiksuotos grąžos instrumentų pasaulyje. Šiaip, biški dar paimant tą sporto naratyvą, aš pats labiau iš krepšinio turbūt esu nemėgėjęs, bet daugiau jo žaidęs negu futbolo. Futbolą turbūt labiau kaip jaunesnės biški kartos atstovas skaitmeniniu būdu pražaidęs. Ir Arsenalo, kaip čia, žaisdavau tą FIFA 2000 ar kažkurį iš tų žaidimų. Ir su Arsenalu labai dažnai. Tai su ta komanda, kuri turėjo dar Thierry Henry ir Vieira tų laikų. Tai, bet šiaip, jeigu esi treneris ar ne, ar prieš kiekvienas varžybas turbūt galvoji, kurią situaciją, kaip čia, kur pastatyti, kokia sudėtim žaisti, kokia kompozicija žaisti, 4 saugais ar 3, 2 puolėjais ar 1, daugiau gynėjų ar ne, kažką spausti ar labiau gintis. Tai investavime irgi turbūt priklausomai nuo žmogaus tikslo, amžiaus, finansinės situacijos, irgi reikia galvoti, ko mes labiau norim iš to mūsų portfelio. Ar agresyviau eiti, prisimti daugiau rizikos ir auginti jį per vertės ir grąžos dalį, ar norime, pavyzdžiui, išsaugoti kapitalą, uždirbti didesnės negu infliacija pajamas, bet turėdami pagrindinę veiklą kažkokį tai darbą ar verslą, galvojam, kad antrą kartą iš naujo tų pinigų uždirbinėti nenorim, todėl mums tinka konservatyvesnis investavimas. Ir panašiai, kaip ir su pasiruošimo varžybom, kažkuriuose vietose rizikuoji, kažkurį žaidėją paleidi, kažkurį galbūt dvigubini, čia gal krepšinėje labiau dvigubinama ar ne, bet iš principo galvoji, kas yra labiau tikėtina, kas yra mažiau tikėtina ir skirtingom tom kombinacijom bandai susidėlioti pilną vaizdą, pilną strategiją, iš kurios atsiranda taktika ir taip toliau ir panašiai. Tai šiandien Lietuvoje turbūt galima pasakyti, kad labai daug yra visokiausių investavimo pasiūlymų. Ir visą laiką, kaip čia, toks naujas turbūt trendas yra tas, kad investuotojai gauna beveik kiekvieną dieną po fiksuotos grąžos pasiūlymą. Reiškia obligacijos, crowdfundingo platformos, tie, kas jau yra stambesni, jie gauna nemažai galimybių investuoti tiesiai tų pasiūlymų iš visokių investavimo tarpininkų. Tie, kas yra galbūt smulkesni arba ne, jie turbūt gauna labai daug reklamų nuo Facebooko, LinkedIn'o ir taip toliau. Ir tuose tuose pasiūlymuose yra labai daug įvairaus turinio. Ir kartais matome, kad už 8%, už 9%, už kažkokią kitą kainą galima gauti labai skirtingų dalykų. Plika akim žiūrint, tai yra, ar ne, 8% galima skolinti projektų žvėrynę su pirminiu keitimu, už 9% galima siūlyti kompanijai, kuri įkeičia akcijas
už dar tą pačią kainą galima skolinti nekilnojamo turto projekto vystymui Ispanijoje ir galima skolinti lizingo bendroviai ir spręsti, ta kaina yra tinkama, netinkama, tie dalykai panašios kainodaros, ar jie yra vienodos rizikos, ar ne vienodos rizikos ir panašiai. Ir iš esmės visa rinka užsipildė krūva įvairiausių pasiūlymų ir žmonėm turbūt yra kartais net sunku startuoti arba patiem galvoti, ką čia reiškia ta A kategorija vienoj platformoj, ar yra tolygi A kategorija kitoj platformoj ir taip toliau ir panašiai. Tai mes patys, kaip ROX įkūrėjai, daug metų dirbam investicijų valdymo pasaulyje. Gal kompanija vieniems žinoma, kitiem ne, Enter Asset Management. Tai per tą savo prizmę kūrėm labai nemažai projektų fondiniam pavidale. Tai reiškia, kad į fondą pritraukdavom investuotojų kapitalą stambesnėm sumom, nuo 30 000 eurų iki didžiausių investuotojų investuodavo ir 10 milijonų eurų turbūt. Ir turėjom keletą strategijų. Tai yra nuo nekilnojamo turto vystymo, infrastruktūros vystymo ir viena iš strategijų buvo alternatyvus finansavimas. Ir už 10, 12, kartais 15% palūkanas mes finansuodavom didelius verslus iš savo fondų. Kartais nekilnojamo turto projektus, kartais įmonių įsigijimus, įvairiausių tų galimybių buvo. Ir tuo pačiu matėm, kad rinkoje atsiranda tam tikra, kaip čia, konkurencija iš kitų rinkos dalyvių pusės su mumis, kurie eina ir siūlo skolinimo arba fiksuotos grąžos produktus, bet labai didelė dalis jų būdavo tokia, kur jeigu mes kaip fondas nefinansuodavom, tai tie projektai prabėgdavo visą rinką, ir kažkuri vis tiek platforma arba kažkuris obligacijų platintas apsimdavo tą produktą platinti ir paleisdavo į rinką. Tai tuo pačiu pats instrumentas sutelktinio finansavimo arba crowdfundingo yra labai patogus, nes iš esmės investuotojas gali paimti telefoną ar prisijungti prie websaito ir kelių paspaudimų pagalba susikurti profilį ir įdarbinti, persivesti pinigus ir į konkrečią investiciją pasirinktą įdėti per, 20 minučių, keliasdešimt minučių, lyginant su investavimu į fondą, kuris trunka vien popieriai, PDF siuntinėjimai, anketos, tas onboardingas labai ilgas. Tai matyt, iš to tokio fondinio pasaulio matydami, kad yra daug gerų investavimo galimybių, kai nepaisant, jog tai skamba kartais ar ne taip anti-intuityviai, bet įvairiem verslam pasitaiko labai daug situacijų, kai jie ieško pinigų nebankinių. Dėl to, kad bankiniai pinigai yra galbūt pigiausi, bet labai daug įvairių apribojimų atsiranda. Benai, aš galiu įsiterpti. Benai, kol tu jungiais, aš pasakojau apie savo bičiulį, kuris prekiauja naudotais automobiliais. Ir kai reikėdavo išsirinkti gerą naudotą automobilį, prireikdavo pusės metų. Nes jis sakydavo, visi čia, kur labai gražus yra, visi jie suvirinti iš 2-3 skendę, plaukia, daužti, perdaužti ir taip toliau ir panašiai. Klausimas yra, bet ir paminėjau, kad mūsų šitam investavimo pasaulyje yra tiek daug pasiūlymų, tiek daug eurovizijų, sakysim, vyksta, tačiau gero daikto tokio, kad investuotum saugiai ir panašiai, iš tikrųjų nesimėto tokie daiktai. Ir turbūt mūsų tokia idėja buvo iš principo paimti ir tai, ką mes darydavom kaip fondai, rasdavom didesnį projektą, jam rinkdavom didesnę pinigų sumą, kad kas atsitiktų, jeigu tokius pačius projektus mes padalintume tarp fondų ir tarp mažmeninių investuotojų, sudarydami galimybę investuotojams patiem kartu ko investuoti šalia į tai, į ką investuoja fondas. Nes kuo mažesnis projektas, tuo daugiau jame yra konkurencijos tarp įvairių skolintojų, kai pradeda konkuruoti skolintojai dėl to, kas surinks kapitalą
projektui, kas surinks pigiau tų pačių pinigų tam skolininkui. Atsiranda tokia situacija, kai realiai už tokio paties užstato daiktą, tokią pačią skolą investuotojai tiesiog uždirba mažiau. Nes konkurencija vyksta ne paklausos, o pasiūlos pusėje, pinigų pasiūlos. Tai mūsų tokia vizija buvo sukurti platformą, kurioje galėtume pabandyti ir įveikti ne 1 milijono eurų, ne 0,5 milijono eurų projektus, o galbūt kaip tik 10, 15, 20, kur 5 milijonus rinktų platformą, keliais etapais galbūt, ir po keletą milijonų atsirastų dideli investuotojai, tokie kaip instituciniai, kaip fondai arba didieji šeimos biurai, kurie atneštų kažkas 1 milijoną, kažkas 5, kažkas dar 5 ir dar platformą įdėtų likusius 5 ir turėtume 15 arba 10 arba kažkiek. Tai čia yra tas koinvestavimo kampas, kur mes bandom būti ne tik sutelktinio finansavimo platforma, bet koinvestavimo platforma. Dar vienas galbūt toks pliusas iš investuotojo perspektyvos žiūrint į koinvestavimo platformą yra tai, kad jeigu jūs, tarkim, galvotumėt, kad ROIXO komanda, nežiūrint ten galbūt mūsų tą 15-20 metų patirtį ar bankininkystėj, ar investicijų valdymo pusėj, tarkim, daro šitą kažkokį projektą, vertina riziką, bet galbūt nepakankamai gerai tai daro. Ar ne? Platforma suinteresuota surinkti pinigus, Tai koinvestavimo elementas leidžia jums turėti dar vieną saugiklį, nes tai reiškia, kad ROIXas, aišku, mes esam instituciniai investuotojai ir taikom tą pačią praktiką, kaip taikytų fondai atrinkinėdami projektą, bet net jeigu mes blogai kažką darom, tai labai tikėtina, kad tas koinvestuotojas, kuris deda 3, 4, 2 ar 5 milijonus eurų, jis tikrai daro dar savarankišką projekto patikrą ir tokiu būdu projektas, kuris atsiranda pas mus, jis turi ne 4 akis mūsų komandos, bet turi mūsų komandos ir dar kažkokio kito didelio investuotojo analitinės audito komandos palaiminimą, kad jis atsirastų arba kad jie koinvestuotų. Tai čia viena medalio pusė. Antra medalio pusė, kad kalbant ar ne apie tų fiksuotos grąžos instrumentų pasaulį, visa rinka nubėgo į tą pusę, kad arba tai yra nekilnojamo turto vystymo projektai, dažniausiai gyvenamosios paskirties, arba tai yra vartojimo paskolos, tie vadinamieji P2P platformos. Jos galbūt kartais leidžia uždirbti daugiau, 10, 11, 12 ar panašiai, bet jeigu pažiūrėtume į tiesiog pasaulį, tiesiog į bankų portfelius, tiesiog į ekonomikos pyragą, tai nekilnojamo turto dalis BVP ar nekilnojamo turto dalis bankų paskolų portfeliuose yra 25–30%. Tai reiškia, kad didžioji dalis verslo finansavimo ir ekonomikos yra už nekilnojamo turto ribų ir tuos verslus bankai finansuoja be nekilnojamo turto užstato, juos finansuoja netgi mažesnėm palūkanom negu verslus, kurie vysto nekilnojamą turtą arba negu nekilnojamo turto projektus. Tai reiškia, jeigu mažesnėm palūkanom, tai vertina ir mažesnė rizika tokius projektus. Tai kitaip tariant, kad pasaulis nekilnojamų turtų nesibaigia. Ir didžioji dalis platformų dėl to, kad lengviau rinkti pinigus tiesiog, ar ne marketinginė prasme sakant, pirmos eilės NT hipoteka užtikrinta paskola 70% nuo turto vertės ir investuokit saugiai. Negu aiškinti, kad tai yra lazerių kompanija, tai yra kokio nors plastiko perdirbėjas, ar tai yra dar kažkas. Bet šita prielaida nėra visai teisinga ir mes su platforma, ypatingai todėl, kad su privačios skolos fondu turėjom labai daug projektų finansavom, kurie buvo verslo finansavimas ne NT, irgi norim sudaryti galimybę investuotojams prisijungti, ko investuoti prie verslo projektų, atrasti naujus sektorius. Ir mūsų ta strategija, aš sakyčiau, kad ROIXai yra kombinuoti maždaug 50-50 verslo ir neverslo projektai. Tai nebūtinai reiškia, kad vienas bus toks, kitas toks, kartais 2 iš eilės NT, 2 iš eilės ne NT, bet iš principo išbandyti ir investuotojus
taip supažindinti su alternatyviomis kitomis ar ne rūšimis, kur galima įdarbinti pinigus už fiksuotą grąžą. Ir iki šiol keletas tokių dalykų, kas spėjom išbandyti, tai pavyzdžiui, pirmasis mūsų projektas buvo galimybė investuoti lazerių kompanijos pirkimą, kurį vykdė viena didelė Lietuvos įmonių grupė. Tai vėlgi buvo turbūt pirmasis Europoje atvejais, kai per sutelktinį finansavimą buvo galima investuoti į LBO arba leverage buyout, tai yra užskolinta įmonės įsigymo sandorį, bet kiekvienas investuotojas tuo atveju nuo 500 eurų galėjo uždirbti 10% palūkanas ir finansuoti biznį, kuris buvo visiškai bankinis, bet situacija, kad įmonės pirkimas pats sandorio tipas nėra visai bankinis, leido mum gauti tokį sandorį su įmonė, kuriai 15 metų, kuri turi 15 milijonų eurų apyvartą ir įsikeisti nemažą dalį jos akcijų kaip užstatą. Tai fiksuotojų grąžoj ir privačioj skoloj galima sudėlioti tikrai labai gerų sandorių ir pakankamai protingai užtikrintų, lyginant su tuo, kiek galima uždirbti. Dabar kalbant apie kiek galima uždirbti, turbūt esat girdėję ETF-us, ar ne, kaip tokį populiariausią mažmeninių investuotojų produktą. S&P 500 Amerikos akcijų indeksas galima nusipirkti nuo 1 euro arba per Revoluto appsą, arba per bet kurį turbūt banką, ar bet kurį kitą brokerį, tiek skaitmeniniu, tiek neskaitmeniniu būdu. Ir kaip taisyklė, žmonės kalba, ar ne, kad paskui ten paėmus 100 metų ar 60 metų indekso istoriją, vidutinė grąža yra ten 9%, traukiant dividendus netgi biški daugiau. Tik niuansas tas, matyt, kad tame laikotarpyje akcijų paketo svyravimų, kilimų yra ir tokių atvejų, kai per 2 metus tas portfelis ar to indekso vertė nukrenta 50%, vėliau galbūt per 7 metus atsistato ir po to vėl toliau kyla. Tai iš vienos pusės istorija finansinė yra teisinga, kad tie indeksai arba indekso fondai iš tikrųjų su vidurkinus uždirba tą grąžą, bet tai reiškia, kad investuotojas turi prisiimti riziką, kad atskirais atvejais gali tekti ir 8, 7, 5 metus palaukti, kai tai vyksta korekcija ir kol vėl viskas atsistato. Tai nebūtinai, kaip čia, su užtikrinta paskola labai kokybiškais projektais uždirbti 11% yra tikrai sunku, tie pajamingumai yra biški mažesni, bet svyravimų prasme jie gali būti labai labai minimalūs arba jų gali iš vis ir nebūti. Ir todėl čia biški, ar ne, kaip nuo ko pradėjom, strateguojant, kas yra geriau, kiekvieno pasirinkimas, ar ne, ar turėti teisę vienais metais uždirbti 20, prisėmant galimybę prarasti 20, ar turėti portfelį arba dalį portfelio iš daiktų, kurie negali uždirbti 20, bet net ir to turto vertėjai nukritus 20%, ta fiksuotos grąžos investicija gali vis dar uždirbti ir atgauti visus pinigus ir uždirbti 8, gal kartais 9, kartais 10% palūkanas. Tai iš esmės mes kviečiam aplamai pradėti žmonės investuoti, nuo kelių turbūt dalykų. Manom, kad platforma mūsų ar nebūsiu, bet kaip instrumentas yra viena turbūt patogiausių, todėl kad techniškai labai lengva. Antras, kad žmonėm, kurie nėra iš investavimo pasaulio, matyt vis tiek yra paprasčiau pradėti investuoti į daiktą, kuris turi užstatą atskirais atvejais, kurį galima pasižiūrėti, pamatyti arba kompaniją, ar ne, kuri yra jums pažįstama, arba nekilnojamo turto projektą, kuris yra žinoma Vilniaus vietoj, arba kurį vysto jūsų pažįstami iš dalies arba žinomos kompanijos. Galima pasibandyti maža suma ir po to po biškį plėsti, žiūrėti, įgyti pačiam pasitikėjimą, įgyti pasitikėjimą tą komandą.
ir toliau tada žiūrėti, kuo daugiau papildyti būdų, instrumentų jūsų portfeliui. Ir aš manau, kad tiek geopolitinio, pavyzdžiui, ar ne, kampo kontekste investuoti per ETF-us į užsienio akcijų indeksus nėra bloga mintis. Nėra bloga mintis investuoti į Europos akcijas. Europa bunda, stiprėja, ją labai daug investuojama vietinių ir nevietinių pinigų šiuo metu dėl įvairių pačių dalykų, bet Lietuvoje investuoti per platformas ir per tokius konkrečius daiktus taip pat yra labai geras momentas ir tų galimybių kol kas tikrai pasitaiko. Jeigu žiūrėti tiesiog keliais pavyzdžiais, ką mes patys siūlom, bet sakau, ne todėl, kad čia dabar pušinti mūsų produktą ar kiekvieną galimybę, bet labiau parodyti pajamingumo santykį su riziko santykiu. Tai čia dabar mažoj nuotraukytėj jūs matot žvėryno projektą su NT užstatu. Kaip pavyzdys, palūkanos nuo 7,25 iki 8,5 procentų. Tai šitam konkrečiai projekte turim gerą lokaciją, ar ne? Žvėrynas prie upės, kitoj pusėje verslo trikampio netoli Seimo. Senamiestis arti, upė ir kaip čia, pats teritorija, sklypas yra visiškai šalia miesto, turiu omeny šalia upės. Ir iš principo tokioj teritorijoj šitos visos vertė teritorijos statinių yra 15 iki 20 milijonų eurų. Finansavimo suma renkama su ROIX-u ir su koinvestuotojais 7,5 milijonų eurų. Tai priklausomai kaip, ar jeigu konservatyviai vertinsim tą teritoriją, tai užskolinama bus 50% nuo teritorijos vertės. Jeigu vertinsim optimistiškiau, agresyviau, kad teritorija verta 20, reiškia skolos lygis bus netgi mažiau negu 40%. Tai šitoj šviesoj kiekvienas investuotojas, kas investuoja 500 eurų, gali uždirbti 7,25, kas investuoja 50 tūkstančių, gali uždirbti 8%, yra ten tų laiptelių 4 ar 5 ir jie auga investuojant sumai, bet iš principo tokiam projekte, kad investuotojas prarastų savo turtą, ar ne, to sklypo su visais atliktais darbais, su esamais pastatais vertė turi nukristi 50%. Reiškia, net ir 30% to turto vertei nukritus, vis dar ne tik investuotojas atgautų pinigus, bet atgautų ir palūkanas, ar ne? Nes palūkanų tas dydis galima skaičiuoti turbūt normaliom sąlygom, jei kažkas atsitinka 10 metų ir vis dar užtektų vertės atgauti visus pinigus su sukauptom palūkanom. Tai yra toks labai geras pavyzdys, kur kartais galima, ar ne, per fiksuotą grąžą gauti gerą užstatą ir tokį, kaip čia, sąžiningą, decent kainodarą, kad lyginant su kažkokiais kitais ar ne dalykais. Tai žodžiu, neužsiveliant galbūt, sakau, į patį projektą, bet mintis yra tokia, kad iš principo per fiksuotą grąžą, privačią skolą atsiranda prieigos teisė prie gerų dalykų, ją galima pasinaudoti įvairiais būdais. Mes turim vieną iš tų būdų ir priklausomai nuo portfelio dydžio, turbūt investavimo pradžios ar investuotojo įgūdžių, galima tų daiktų skirtingo pajamingumo, skirtingos rizikos į portfelį įsidėti ir panašiai. Galvoju, gal biškai monologo daug, biškai prie klausimų ir dialogo galim perbėgti. Aš, Benai, turėjau klausimą ir dar užtvirtint tą savoką, ko investavimas, ar ne? Tai ko investavimas, tai ir yra ta dalis, kad mažmeninis
investuotojas, nu tai sakykime, ten fizinis asmuo investuotojas, investuojantis nedidelėm sumom ar pradedantysis, gali investuoti kartu su dideliais ten fondais, ar ne? Tai va yra kažkoks projektas, į kurį investuoja ten fondai, tie instituciniai investuotojai didelės sumas, o va tie mažesnieji, tas mažesnės sumas ir čia ir yra tas koinvestavimas, ar ne? Vat, kad šitą savoką dar tokią Jo, suprasti. teisingai. Čia du tik tai dalykai. Iš principo galima sakyti, kad ar obligacijų atveju, ar sutelktinio finansavimo mažesnių investuotojų, jeigu yra 100, ar ne, tai jau reiškia, ar kad ir 10, reiškia, jų yra daugiau negu vienas, jie kartu koinvestuoja ir kažką daro. Tai čia turbūt bendraja prasme viskas yra koinvestavimas, bet mūsų kontekste ir mūsų visa vizija yra, kad, kaip tu sakai teisingai, koinvestavimas, nes atsiranda kažkas, koinvestavimas su instituciniais investuotojais, kad atsiranda tas didesnis, kuris čia du dalykus duoda. Ar ne? Vienas tai duoda, aišku, tą žinojimą, kad kažkas, kas yra profesionalas, dar patikrino viską papildomai ir deda savo skin in the game, kuris yra didesnis. Bet kita dalis, kuris svarbi investuotojams mažesniem, kad jeigu mes neturėtume koinvestuotojų, institucinių investuotojų, mes negalėtume įveikti didelių projektų. Ar ne? Arba tiesiog turėtume įveikti biškį mažesnius. Nes dalis tokių ir tų kompanijų, kurias mes sugebėjom kol kas į platformos įkelti, jie turėdavo nusistatymą, kad sutelktinis finansavimas yra mažųjų investuotojų, mažųjų bendrovių reikalas ir kai jau niekur negauni finansavimo, tai ieškai kažkur sutelktinio finansavimo platformai, kaip tokį patį paskutinį pasirinkimą. Tai mes šitą mitą biškį sugriovėm ir tos kompanijos žinodamos, kad mes dirbam su koinvestuotojais, su instituciniais ir jei mažieji investuotojai suneš 1 milijoną, mes žinom, iš kur paimti 5, tai joms duoda komfortą ir eiti čia, nes mažesnė rizika, kad mes nesurinksim pinigų, vienas. Antras, kad tai, jog mes turim tos koinvestuotojus institucinius, kai jie pritraukia finansavimą iš ROIX-o, jie nesijaučia tos įmonės, kad kad naudojasi tai, kai jau niekur tau niekas neduoda, o jiem tai yra normalus, inovatyvus būdas gauti finansavimą. Kitoks emocinis fonas ir tai yra visai svarbu. Ir šiandien po tų kelių projektų, kaip matot, ar ne, biškai pasakau, bet Žvėrynas, didelis projektas, premium lokacija ir tai galima investuoti per platformą, o ne būtinai per kažkokias banko platinamas obligacijas arba tiesiog bankas tą paskolina ir iki rinkos tai neteina. Lazerių keisas, turėjom IT kompanijos pirkimą, turėsim dabar galbūt, kas turi vaikų, žino, robotikos akademija, irgi toks inovatyvus verslas bus platformai. Tai visą tai tas koinvestavimas leidžia atnešti geresnį keisą dar ir į platformą. Supratau. Tai gilinantis jau į kažkokius konkrečius projektus, jau ten galima ir pamatyti, kad yra ar ne dalis tų koinvestuotojų suma ir dalis, kurią renka per mažmeninius investuotojus, ar ne? Taip, jeigu. Teisingai. Mes kiekvienas šiaip projektas, jeigu prisijungtumėt prie platformos, dažniausiai mes organizuojam ir kažkokį gyvą arba nuotolinį webinarą, kur perinam jau ten labai detaliai. Jis turi savo prezentaciją įkeltą su visa informacija, rizikos vertinimais, turto vertinimo ataskaitom, jeigu daromas teisinis auditas ar techninis auditas ekspertų išvadom ir va tokiais dalykais, kur kiek investuoja koinvestuotojas, kodėl, kartais galim atskleisti, kas tas koinvestuotojas, kartais negalim dėl konfidencialumo, bet šiaip skaičiau 99% svarbios informacijos būna labai lengvai prieinami visiems. Gal aš pasakysiu dar vieną svarbų dalyką visiems, kad
tiek aš, tiek Benas esam tie kontaktiniai asmenys, kur mes galim su jumis kalbėti ir apie futbolą, ir susitinkam praktiškai kiekvieną ketvirtadienį stadione, aš dalyvauju, tiek pat mes galim kalbėti apie visus niuansus, apie mūsų projektus, apie investavimo galimybės, apie visas rizikas, visas grąžas ir taip toliau. Tai ta prasme, mes esam visiškai pasiekiami ir tiek, kiek sakau, diskutuojam apie pasaulio futbolo čempionatą, tiek mes galim diskutuoti tiesiogiai apie mūsų projektus. Ir čia yra, manau, geras tas mūsų kaip ProX ir MFL tas sinerginis efektas. Ar turim klausimų? Aš dar, Benai, tada dar toks, jeigu taip, gal tokį, tokį kaip patarimą, ar ne, sakykim, kas, apskritai nuo ko pradėti. Tai čia galėtų būti ar kažkokios, nežinau, knygos rekomendacija, podcastų rekomendacija, apskritai, kad jaunas žmogus ar kad ir gal vyresnis, bet kuris jau pradeda domėtis tuo investavimu, apskritai, nuo ko pradėti, nes dabar, kaip ir minėjot, ar ne, ir gali ir per revoliutą nusipirkti, gali ir bankę indėlį padėti, gali ir ten obligacijos, valstybės, ten kažkokius skolinimo lakštus gynybai, daug tų taupimo ir variantų, kad rūpintis tą savo finansinę gerovę ir apskritai tą visą laukiančią pensiją, kurią visi kažkaip vienaip ar kitaip sulauksim. Tai nuo ko tokie patarimai apskritai būtų, kad nuo ko visi. Aha, geras klausimas. Visi atsako šiaip vieną, kad geriausiai skatina domėtis atlikta pirma investicija. Ir šiaip aš tą galbūt kviečiu padaryti su tam tikra suma. Aišku, profesionaliai kalbant, taip, geriausia būtų pradėti skaityti apie tai, ar ne. Yra podcastų ir lietuvių kalba, ir anglų kalba. Galėsim po to, po renginio pasidalinti keliais. Yra kelios knygutės, labai lengvo skaitimo, bet kurias galima turbūt ir sureziumuoti. Šiaip tokie 3 maži dalykai, ar ne, kad seniausia tokia būdavo investavimo teorija, kad 60-40 ar 70-30, kad dalis portfelio yra listinguotos biržoje akcijos, dalis portfelio yra obligacijos. Obligacijos čia mes apie kai ką šnekėjom, fiksuota grąža, ar ne, kad skolinis su mažesnė rizika, ar valstybei, ar indėlis yra irgi biški panašus dalykas, ar nemoka fiksuotas palūkanas, galvojam, kad rizika yra maža. Vyriausybių obligacijos rizika labai maža, galima uždirbti ant 3 ar kažkiek. Platformose, priklausomai nuo keiso, jau galima daugiau uždirbti už fiksuotą grąžą, ar ne? Tai akcijų rinkose moralas yra labai paprastas, individualus investuotojas statistiškai atsitiktinai gali tam tikrą laikotarpį, bet šiaip apžaisti rinkos negali. Ir tai yra naivu. Tai reiškia, kad kalbant apie tą likvidaus portfelio dalį ir investavimą į akcijas, yra dideli krepšeliai, vadinami ten indekso ETF-ai, ar Amerikos 500 didžiausių bendrovių, ar Europos 600, galima pagal regioną, bet pagrindinė taisyklė yra paskirti sumą, pasimti tą rinkos ETF-ą ir vesti kaip pavyzdys po 100 eurų kas mėnesį į tuos pasirinktus ETF-us ir tą daryti metais iš metų. Ir tai veikia taip, jog jeigu akcijų rinka kyla, ar ne, 100 eurų nupirkai žemai, kitą brangiau, trečią dar brangiau, ketvirtą brangiau, bet kažką esi nupirkęs pakankamai pigiai, ar ne. Jeigu akcijų rinka krenta, nesiparini, toliau perki kas mėnesį už tą 100 eurų, dar perki. Ir tai reiškia, kad galbūt tavo dalis aukščiau nupirktų nuvertėjo, bet tu pigiai nusiperki daugiau, ar ne, naujų akcijų. Ir tie investavimas į rinką, o ne į konkrečią kompaniją ir investavimas sistemingai duoda vadinamąjį kaupimo efektą, kuris per tam tikrą metų kiekį daro stebuklingus dalykus.
Tai čia vėlgi galėsime keletą tokių skaitinių pasidalinti, kas yra tas kaupimo efektas ir kaip į tas akcijų rinkas investuoti. Bet mano patarimas būtų toks turbūt, kad jeigu kalbėt apie likvidaus turto akcijų krepšelį, reikia investuoti į labai platų spektrą akcijų, pačiam nespėlioti, kurios čia akcijos labiau auks ar ne, nes tai yra tiesiog spėliojimas, nesat nei vienas, nei kuris turi laiko tam atrinkinėti, nei kuris gyvena visą gyvenimą dirbdamas vienam verslo sektoriui ir pažįsta tas kažkokioj kitoj šaly listinguotas kompanijas, ar ne? Mes čia sėdėdami, labai ribotą turim šansą prognozuoti, kokia bus dabar SpaceX'o, Musk'o ar ne IPO kaina Amerikoje ir kaip jinai po to keisis per ateinančius 10 metų. Tai čia su akcijų dalim, bet sakau, net ir Revolutas yra labai geras dalykas paimti, nusipirkti pirmą žingsnį, galima tą padaryti su 100 eurų, su 500, su 1000 eurų priklausomai nuo santaupų dydžio ir jau visai kitaip pradėsit domėtis visų tuo, garantuoju 100%. Antras dalykas, kartais pasitaiko rinkoje tikrai saugių galimybių, kur galima pradėti, biški čia pareklamuojant mus, bet tas žvėryno projektas yra toks, kur artimiausiai, kur mes galim pasakyti, kad čia pinigus prarasti yra be galo sunku. Tai pradžiai pirmam žingsniui nėra geresnio projekto, nes tikrai uždirbsit ten tuos 7 ar 8%, susikurkit akauntą, perveskit minimalią sumą, jau pradėsit domėtis, kaip veikia sutelktinio finansavimo platformos. Po to galbūt jos kitos kažkur jums patiks ir panašiai. Tai sakau, biški, rule number one. Pirmiausia pradėti. Čia 100%. Manau, kad kitą kartą galėsim padaryti labiau tematinius, labiau aiškia dienotvarkė, gal konkrečiais patarimais, nuo ko pradėti su pavyzdžiais ir pavadinimais ten tų konkrečių instrumentų arba konkretaus projekto pristatymą, bet tuo pačiu gal kvietimas visiems drąsiai, jeigu kilo kažkokių minčių, nenorėjo dabar klausti ar neturit galimybių techninių, tai galit brūkštelti mum e-mailą per tai, kas ar žinutė, Facebookas, LinkedInas, WhatsAppas ir tikrai pasidalinsim, kuo galėsim. Benai, aš dar norėčiau tave pertraukti, turim vieną klausimą iš auditorijos. Jis skamba taip, kaip Projix žiūri į viešojo privataus sektoriaus projektus PPP, taip pat ar yra planų eiti į gynybos sektorių? Įdomus klausimas. Su PPP tenka mums dirbti per Enter, per fondus, bet iš principo į PPP projektus žiūrim pozityviai. Ir kas nežino, kas yra PPP, ar ne, tai tam tikra forma, galima sakyti, lizingo valstybei, kai privatus subjektas dalyvauja konkurse, kad suprojektuotų, pastatytų ir vėliau per, 10, 15, kartais 20 metų tam tikrais mokėjimais parduotų valstybei ar atiduotų tam tikrą turtą. Tai tie PPP projektų yra įvairiausių tipų, nuo kelių iki mokyklų, iki... Tai čia nacionalinis stadionas gal galėtų būti pavyzdys. Nacionalinis stadionas yra geras, bet ir blogas pavyzdys. Pasakysiu, kodėl geras ir kodėl blogas. Geras todėl, kad tai buvo PPP, bet blogas todėl, kad tai yra PPP, kuris geriausiu atveju turbūt išeis ant nulio. Bent jau taip sako Haneris. Bet ir aš to visai tikiu, kad tai yra tapęs tokiu idėjiniu projektu, ar ne, gal dovana miestui, bet šiaip yra kelių tipų PPP. Yra PPP, kuriuose privatus subjektas turi pastatyti daiktą, mokykla geras pavyzdys. Pastatai mokyklą, mokiniai ten eis ar ne, tu neturi ten pardavinėti čipsų, bandelių, organizuoti koncertų, tiesiog reikia, kad ta mokykla veiktų, kad joje stadionas būtų su nupjauta žolė, jeigu ten yra žolė, kad būtų išvalyta, kad stovėtų nesubirėję stalai, veiktų vanduo ir panašiai. Pakankamai nesunku ar ne tą padaryti. Ir gauni už tai mokėjimus ir uždirbi kažkokią fiksuotą aiškią grąžą 15 metų. Stadionas buvo toks pavyzdys, kur iš savęs komerciškai sunkus jis yra projektas ir savivaldybė neužtikrino, kad uždirbsi kažką iš to. Tai turi pastatyti stadioną savo pinigais,
kažkiek įveiklinimo sugeneruoja ten būreliai, kažkiek savivaldybė turbūt renginių, bet iš principo labai nemažą dalį pajamų turi pats susigeneruoti. Ir jeigu turi pats susigeneruoti, tai tampa verslo projektų šiek tiek ir dingsta tas elementas, kad geram PPP tu neturi komercinės rizikos. Turi riziką, kiek kainuos pastatyti, kiek kainuos ten prižiūrėti, bet nereikia pačiam organizuoti, ar ne, kad ateitų pilnos auditorijos žmonių į koncertą, į sporto varžybas ir dar kažką. Tai va stadionas toks biškis sunkesnis iš savęs yra projektas tokioj mažesnėje rinkoje, mažesnėje mieste kaip Lietuva. Bet šiaip iš vatų, nes yra čia gal taip, yra koncesija, ar ne, ir yra tokie 100% PPP. Tai mes iš 100% PPP, kur nėra verslo operavimo rizikos, žiūrim labai pozityviai. Va, Rūdininkų karinis miestelis dabar vyksta, ar ne, vokiečių brigadą reikia priimti. Tai jame tas, kas pastatys, jie turi užtikrinti tą pastato priežiūrą, ar ne, bet neturi organizuoti komercinės veiklos ir patys ieškoti, kokie čia dabar rasti kariuomenė, kad ji ten kažką veiktų, ar ne. Labai aiškus veiksmų planas, labai aiškus finansinis rautas, yra rizika pastatyti laiku ir pastatyti už tą kainą komercinę, bet nėra rizikos, kad rasti kur po to dėti, ar ne, tą karinį miestelį ir panašiai. Tai mes galvojam šiaip su Roiksu tokią vieną mintį, kad pasiūlyti tiem, kas stato vokiečių brigadai PPP konkursus, kad dalį sumos jie rinktų už fiksuotas palūkanas, nežinau, už 8 ir nors tai ten viskas užskolinta banke per, pavyzdžiui, mūsų platformą, kai investuotojai galėtų tiesiog prisidėti prie vokiečių brigados įveiklinimo čia su bet kokia suma 500 000 eurų, kažkam gal 100 000, kas turi daugiau ir panašiai. Bet šiandien dieną nepanašu, kad ten kažkam trūktų pinigų juos pastatyti. tai va iš tos pusės neturim tokio projekto, bet perspektyva gali būti, kad turėsim kažkokią formą į mažesnius PPP galimybę investuoti, gal net ir per OX, per paskolą. Ačiū, Benai, už tavo atsakymą. Turime dar vieną klausimą iš auditorijos. Pirmiausia, dėkoju už prezentaciją ir klausia, ar galėtume vardinti, kokie yra ROX platformos mokesčiai? Šiaip jo, kol kas mes iš investuotojų jokių mokesčių neimam. Biznio modelis yra labai paprastas, kad mes siekiam paimti mokestį iš skolininko už tai, kad jam suorganizavom finansavimą. Tai jeigu investuotojas uždirba 8, tai kaip pavyzdys ar ne, tai mes kažkokius procentėlius paimam iš skolininko ir jam bendra kaina pinigų yra didesnė, bet investuotojas, jeigu jis mato platformai, kad jo uždarbis yra investuojant, nežinau, tą sumą 8%, reiškia, tai yra 8%. Sąskaitos mokesčio kažkokio įėjimo abonentinio mėnesio neturimės. Ir kol kas neplanuojam turėti. Galvojam, kad reikia uždirbti iš tų, kurie skolinasi. Ačiū, Benai, už tavo atsakymą. Aš turiu dar vieną klausimą nuo savęs. Tai sakykit, Benai, ar yra kažkas, ką išmokai per sportą ir dabar tiesiogiai pritaikai verslę arba net investavime? Sunkus, aš neparuoštas klausimas, bet aš dabar čia tiesiai šiaip iš bokso treniruotės, tai mūsų treneris Muay Thai bokso, tokių kovos menų. Visą laiką, kai atrodo, kad sustosi arba kad jau atrodo viskas, padarėjai maksimaliai ir treneris sako dar 10 ten tų pritupimų ir iš pritupimo middle kickų spyriui ten vidutinį aukštį. Ir padarai dar 10. Tada, kai jau galvoju, viskas, padariau tos jo 10 paprašytus, sako, dabar dar padaryk 7. Ir kiek bebūtų, kažkiek dar visą laiką padarai, kai atrodo, kad jau esi visiškai save atidavęs, o kai nesiseka tą dieną, vis kažkodėl yra ar ne, būna tų dienų, kai nesisportuoja ir susikaupi ir vis tiek toliau darai, tai po tos treniruotės jautiesi vis tiek puikiai. Tai mano gal toks
pasiėmimas į verslą yra, kad visada gali dar padaryti biški daugiau. Ir tuo pačiu, kad jeigu kažkas sunku ir sukrita daug visokio atsiprašau už prancūzų kalbą, tai dar gali taip sukandęs dantis varyt ir vis tiek tikėtina, kad kažkas gausis. Ačiū labai už to Ką atsakymą. Gintaras Poderis iš sporto yra atsinešęs? Negirdim. Irgi. Kažkas. Aš dar žinau turiu- vieną dalį, ar girdis, ar nesigirdim. Girdim. Žodžiu, aš, kaip sakant, futbolininkas į kaulų smegenų, tai galiu pasakyti, turi kapitališkai pasiruošti, išsianalizuoti, kaip tai daro, ar viską, pasirinkti geriausią variantą, optimistinį, pesimistinį ir patį blogiausią variantą ir žiūrėti, kas būtų, jeigu tu išeisi į pratesimą, žodžiu, viską padaryti taip, kad nebūtų loterijos ir nebūtų pendelių. Čia svarbiausias dalykas. Turi neprasileis, bet įmušti. Nes jeigu tu statai ant loterijos, vadinasi, tu iš karto prisimi tokią nepamatuotą riziką ir gali pakliūti tokią bėdą, iš kurios paskui ilgai kapstysies. Va šitą tai aš te rekomenduoju. O dar aš Gintarai tada klausimas, o vat vis tiek jau nusprendus investuoti ir va ten skirtingi tie būdai, akcijos, NT, koinvestavimas, sutelktinis finansavimas, vis tiek turbūt priklauso nuo ir žmogaus gal kažkokių savybių, ar ne? Tai vat gal kas gali padėti žmogui tą suprastą ir rizikos kažkokį lygį, nes vis tiek gal NT taip atrodo ten Tomai, pakankamai klausyk, saugu. Tomai, esu pragyvenęs 2 krizės labai didelės. Pietryčių Azijos tigrų krizę ir pasaulinę finansų krizę. Mano giliu įsitikinimu, jeigu nesupranti, neinvestuok. Arba turėk labai gerą konsultantą, patarėją, aukščiausios klasės ekspertą, kuriuo pasitik ir kurio rekomendacija tau svarbi. Čia yra Bet šventa. jeigu pradedi, sakykime, nuo kažkokių mažesnių sumų, tai vat vis tiek, kaip pasirinkti, ar ten, indėlis turbūt suprantam, kad yra saugiausia, mažiausia rizika, bet ir kai žinom, kad ten 3 procentai metinių palūkanų, kai infliacija siekia turbūt irgi 3 procentus, tai kaip ir gaunas, kad tik ant nulio. Tai vat kaip savo tą tokį nusistatyti, kur čia tą rizikos. Čia galbūt Benui klausimas, nes patarimas visada yra išpažintis ir aš laikausi savo. Jeigu nesupranti, geriau neinvestuok. Aš esu labai konservatyvus. Aš galvoju taip turbūt, kad čia yra niuansas, kad mažmeniniam investuotojam niekas paslaugos, ten portfelio valdymo nesuteikia tokios, ar ne, nes jai reikia masto, kad kažkas užsimtų individualiai, bet investavimo patarimą rasti, kaip nuo ko pradėti, tai yra ir tam tikri specialūs tam blogai, ar ne, gali ir dirbtinis intelektas dabar tikrai neblogai, Klodas, pavyzdžiui, pasakyti, užduotumėt klausimą, nuo ko pradėti visiškai pradedančiajam, mano rizikos lygis yra toks. Rizikos lygis toks, tai reiškia, kiek noriu uždirbti ir kiek nebijau prarasti trumpuoju periodu, ar ne, ten pinigų sumos, kiek nuvertėjimo svyravimo galiu prisimti. Ir jis pasiūlytų keletą dalykų. Tas keletą dalykų, tai kaip minėjau, vienas yra, kad biržoje listinguoti produktai, kurie turėtų labai didelį išskaidimą įvairių ten akcijų ar obligacijų viduj. Ir kol apšilamos kojos, ypatingai jeigu žmogus pradėjo nebent, kaip čia, pirmas dalykas, aišku, gal biškai apkeisiu atsakymą, bet suprasti, ko jūs norit iš to portfelio. Ir kiek jūs rizikos galit prisimti tiem pinigams, su kuriais investuosit. Ar galit
kad mokytumėtės prisimti riziką prarasti 10% nuo tų pinigų ar negalit. Jeigu rizikos tolerancija labai maža, nes tai yra labai svarbus pinigai, reiškia, juos reikia investuoti labai konservatyviai, ar ne? Jeigu labai konservatyviai, didžiausias fokusas yra į užtikrintas obligacijas arba vyriausybių obligacijas. Daugiau negu indėlis, bet netaikoma yra 15-20. Jeigu yra tokių pinigų ir mokytis galima agresyviau su kažkokia dalim to turto, tada galima eiti į labiau akcijų pozicijas, bet vėlgi per tokius paketinius instrumentus, kurių yra labai daug ir nesirenkant ir panašiai. Tai, bet jeigu, Tomai, klausimas konkretus, blogas ir panašiai, tai reikėtų pagalvoti šiek tiek, bet galėsim pagalvoti ir tą atsakymą pateikti. Bet apskritai turbūt tokios investavimo priemonės, kokia jį bebūtų, kad nebūtų visiškai rizikos, turbūt nėra tiesiog, ne, pasaulis sugalvotas. Yra, teoriškai, ar ne, galima sakyti, indėlis yra dalykas. Bet turbūt bankas irgi gali bankrutuoti. Bankas gali bankrutuoti, valstybė turi indėlių draudimo Turėjom fondą. pavyzdžių su snorais ir panašiai. Jo. Ir teoriškai, ar ne, valstybė turi indėlių draudimo fondą, bet valdžios vienos protingesnės, kitos kvailesnės, vienos pinigus leidžia kitaip. Mes neturim 100% garantijos, kad šalis turės pinigų tam draudimo fonde, ar ne? Ypač jeigu bankrutuos vienu metu 5 bankai. Bam. Vyriausybės obligacijos. Atrodo, tikrai labai saugu vyriausybės, bet pasaulyje yra turbūt buvę tų atvejų. Jei pažiūrėtume į Ameriką kaip ten tokią kapitalo rinką, ji yra su labai daug niuansų, ypatingai su dabartinė administracija. Ir ten labiausiai prasiskolinus per visą savo istoriją. Tai yra tokių niuansų, kad turbūt investuojant, aišku, tai labai teorinės rizikos, kad kokia nors normali ES šalis eurozonos neišpirktų tų obligacijų ar bankrutuotų, bet vis tiek egzistuoja toks šansas. Tai tam, kad tą riziką sumažinti, reikia ją diversifikuoti. Kalbant net ir apie labai iš pažiūros saugius dalykus. Jeigu indėlis ar ne, tai galima tą indėlį laikyti 3 bankuose, o ne vienam. Ypač jeigu jis didesnis negu 100 000 eurų, ar ne? Bet indėlis yra pats kvailiausias būdas investuoti. Čia turbūt visi suprantam. Ir tikrai galima konservatyviai rasti, kur uždirbti su fiksuota grąža 6, 7 ar 8%, ne tik Lietuvoje. Tai galima tos pinigus efektyviau įdarbinti. Gal dar kas turi kažką paklausti? Jeigu ne, tai ačiū visiems, kad skiriat laiko ir tiesiog pasikartosiu, kils kažkokia mintis, rašykit, nes galėsim padaryti tam tikrą summary, nuo ko pradėti po šito susitikimo. Ir iš mūsų pusės tiesiog dar kartą, kad šiandien turim dar keletą dienų turėsim ir gali būti, kad kitą savaitę nebeturėsim vieną labai saugų projektą, kur galima uždirbti 7 ar 9, tai turbūt labai gera proga pasibandyti tiek ROX-ą, tiek investavimą už neindėlinę grąžą. Ačiū ir gero vakaro turbūt. Tai aš ačiū Benai, ačiū Gintarai, ačiū visiems, kas susirinko. Tai pasidalinsim tada turbūt šitą visą video medžiagą, nes užsiregistravusių daugiau, tai jau yra klausimų, kad kaip būtų galima pasižiūrėti, tai patalpinsim kažkur prieinamoj platformai ir pasidalinsim su visais. Tai. Ir laukiam kitų susitikimų tada. Iki. Ačiū. Ačiū.